Tai va, esam garažį šiandien. Turėjo planas būti pasidaryti išmetimą, įsidėti naują kuro siurblį ir susileisti antifrizą. Bet galvos taip, kad išmetimo nepabaigsim, o ryt atvažiuoja rytis ir mes turim ryt būti ant stendo, tai dabar ir 9:30. Turim pasidaryti bent minimalius darbus, kurių reikia rytoj stendui, nes duslintuvas yra, tik nėra bakelio ant duslintuvo dar. Tai kuro siurblį pasidarom, aušinimą prisipildom ir bus viskas, rytoj ant stendo važiuojam, nes dar šią naktį tokiam šaltį reikia važiuoti į Kretingą ant stendo. Tai o laukiai yra minus 16, tai tas pas ir garažinės, kiaurai viskas pučia. Šitiesus apsirengi žemyn slidinėjim kostium. Tai va, gerai varom darbuotis ir greičiausiai šiandien niek nefilmus, tinkam rytoj tiesiog ant stendo. Šitoks stendukas. Kol kas dieną atrodo šūdin. Orinam iš naujo radiatorių ir pilam antifrizą. Važiuok. Tai va, sumepinom. Dieną prasidėjo taip šudinai, kad galvojau, kad tikrai nesumepinsim, nes radiatoriai išbėgimo kanalas išlūžo, nes naktį pasirodo šal mano vanduo kartu su tuo koncentratu.
po to pečiukus prakiuro, bet ten sujungiam, karoči, ir vis tiek galutinis rezultatas kosminis, nu, ta prasme, 406 arkliai, tai čia ir wow, daugiau netikėjomės. Šalta, žiema atėjo, dabar pas Marių garažą švarau mašiną ir tęsim darbus tenais, nes bus skirtingoje paprašiau tvarkyti, tai čia pasibaigsim išmetimą, šiaip visokius smulkmenus, daug visokių nesąmonų, šiaip su mašina reikia dabar pasitvarkinėti, bet esmė, kad jau mepą turim, tai tas svarbiausia ir, nu, labai džiaugiuosi kol kas. Tai va, videkas nufilmuotas kažkaip mažai pats kalbėjau tenais, bet galvoju dabar parodysiu ir kreivę normaliai ir papasakosiu kaip sekės, tai aptarsim, kodėl ta kreivė tokia gavos ir iš kur čia tų arklių tiek, nes tiek neplanavom. Tai va, turim 406 arklius į ratus, 438 variklį ir 600 newtonų. Bet kreivė, šiaip tokių didelių duobių neturim, tik tais labai didelės galios praradimas po 5000 apsukų. Tai ši čia krenta, va, kreivė, palieka kaip dizelio. Tai todėl krenta, nes turbakas daugiau nebegalėjo panešti ir ties to krito RPM-ai. Tai visi klausė irgi, kodėl tik 6500, todėl kad dar išlaikyti tą galios santykį. Tai pasižiūrėsim, pavasarį treniruotės pasidarysim ir tada matysim, gal reikės tada didesnio turbako, kad tą kreivę bent jau išlaikyti iki pat galo. Nes dabar, nu, panašu kaip dizelio, tik tais. Ne visai kaip dizelio, bet kaip dizelio. Tai šiaip spūlas belekoks gavos, garsas belekoks irgi. Viskas belekaip gerai, žiauriai džiaugiuosi. Tik va, kad liko dar susivirinti išmetimą, pasidaryti gaugę, susidėti normaliai. Nu, turim darbelį, tai pas Mariaus ten pratęsim, tai stay tuned ir viską pamatysi toliau. O dabar jau sėdžiu ant simuliatoriaus ir pamiršau tikrai visiems padėkoti Mandži Performance kolektyvui, Mariui, už begalinės darbo dienas, bemiegės naktis, Egidijui už garažą, už detalės, už stendą, hado.lt, už tepalus, duslintuvas.lt, už duslintuvo vamzdžius, duslintuvo bakelį, kurio dar neįdėjom ir įdėsim. Ten bus labai įdomus epizodas, nes įdomi vieta bus parinkta pačiam bakeliui. Tai stay tuned. Tuning.lt, skaidrios valtis, nu žodžiu visiems, kas prisidėjo. Be jūsų negalėtumėm tikrai startuoti kitų metų semipro lygoj. O vaikėlį net pačiam sunku pagalvoti, kad kažkada būtų buvę tai įmanoma pasiekti, daryti. O visą tai turėjo būti tik tais laisvalaikio praleidimas, o dabar žiūriu, kad viskas labai eina gerą linkmę ir tobulėjam, tikrai. Tai visiems ačiū ir susitiksim greit kitose video.